Liūtai, jeigu esate vieniši, labai gerai įsiklausykite. Nuo rugpjūčio 15 iki 31 dienos jums atsiveria labai įdomus laikotarpis meilė. Per šias 2 savaitės galite sutikti žmogų, kuris taps labai svarbus jūsų gyvenime. Arba, jeigu jau esate santykiuose, stipriai pagerinti savo santykius. Bet yra viena svarbi sąlyga. Negalima sėdėti namuose ir laukti. Šis laikotarpis skirtas tam, kad eitumėte į žmonės, priimkite kvietimus, eikite į renginius, susipažinkite su naujais žmonėmis, leiskite savo flirtuoti. Jeigu kažkas patinka, parodykite tai. O jeigu jau turite antrą pusę, pats laikas daugiau laiko praleisti kartu. Kalbėtis apie bendrus norus, planus ir tai, ko abu iš tikrųjų norite iš santykių. Meilė viena iš sričių, kurioje galite pamatyti labai gražių pokyčių. Todėl liūtė nuo rugpjūčio 15 iki 31 dienos būk matoma. Nes kartais savo žmogų sutinkam ne tada, kai jo ieškome, o tada, kai pagaliau išeiname iš namų ir leidžiame gyvenimui mus nustebinti. Aš esu Aleksandra, astrologė ir numerologė, ir jeigu norit sužinoti, kokie laikotarpiai meilė yra palankus būtent jums, pagal jūsų gimimo datą, laukiu jūsų konsultacijoje. Tinka ne tik liūtams.